vis labiau gimsta prisiminimuose, tačiau jo reikšmė nemažėja, o auga. Kelias suaktualėjo. Man atrodo, kad šiandien daug žmonių su nostalgija prisimena šį renginį. Ilgisi santarvės ir solidarumo dvasios, kuri tomis dienomis pleveno virš Lietuvos. Nesyk esu prisipažinęs, kad Baltijos kelią laikau aukščiausių, didžiausių savo pilietinių ir poetinių patyrimo išgyvenimų, kurio nepajėgiu ir nenoriu užmiršti. Iš tikrųjų, Baltijos kelias daug prisidėjo formuojant moralinį tautos charakterį, ryškinant pagrindinės dvasinės vertybės – sąžiningumą, drąsą, pasiryžimą atkurti tiesą ir teisingumą, ginti ir puoselėti savo nacionalinį tapatumą, istoriją, kalbą, kultūrą. Baltijos kelią laikau nacionaliniu kūriniu. Jį sukūrė tauta, jo negalima pakartoti. Todėl nevalia jo užmiršti, kaip nevalia užmiršti kalbos ir liaudies dainų. Justinas Marcinkevičius. Dėkoju Jums, sąjūdžio pirmeiviai, kurių daugumą matau čia susirinkusių, kažkaip jaunimo mažiau. Bet dėkui Jums už tą drąsą, kurią paskatinot mus visus eiti į Baltijos kelią ir siekti tautos vienybės ir laisvės. Todėl, kad manau, kad mes šį renginį pradėsime valstybės himnu.